Vis dar neradome, pasakė ir apkabino dukrą. Eime į virtuvę, tau reikia pavalgyti. Aplink buvo pilna šventės pėdsakų. Tuščių stiklinių, nenunešių lėkščių, prie langų karojo apsikabinusi grilijanda, o ant spintelės stovėjo pamirštas fortepijonas su juodu dirželiu. Atrodė senovinis. Turėjo didelę raudoną mygtuką ir juostelės sukiklį. Virtuvės laikrodis rodė 2:30. Močiutės nebuvo jau kelias valandas. Tai aš kalta, kad jį dingo, ar ne? Paklausė Danija. Tėčio ranka sustingo virš sumuštinio. Ką tu kalbi? Kodėl turėtum būti kalta? Jis priėjo ir apkabino dukrą. Paskutinį ją mačiau, reikėjo likti drauge. Močiutei viskas bus gerai. Tikriausiai jau sėdi pas artimiausius kaimynus ir valgo savo ryžių pudingą, kol mes čia ieškome. Taip manai? Tėtis bandė šypsotis, bet Danija matė jo akise spindint ašaras. Gal taip ir yra? Gal bet kurią akimirką suskambės telefonas ir kaimynai pasiteiraus, ar čia kartais mes nepasigedome močiutės. Geriau eiti miegot, pasakė tėtis. Rytoj ji tikrai bus grįžusi. Ar gali būti kitaip? Jis vėl pabandė nusišypsoti. Danijos kambario langas išėjo į bėgius ir peroną. Netrukus svečių ir kitų močiutės ieškotojų šurmulys nutilo. Automobiliai išsivažinėjo. Mergaitė girdėjo virtuvėje verkiant mamą. Tėtis bandė ją guosti. Jis žiūrėjo į žvaigždės ir galvojo, kad tos pačios žvaigždės švietė ir anuomet, kai jis labai senai senelis mojavo vėliavėlę naktiniam traukiniui. Kai močiutė prisimindavo saulyčių receptą, stovėdavo perone apsigaubusi skara, o keleiviai išlipdavo paskanauti bandelių. Traukiniai atvykdavo, išvykdavo, ratai dundėdavo į bėgius, o raudona vėliavėlė nešinas senelis išeidavo jų stabdyti. Lauke pasigirdo bildesys. Naktinis traukinys, pamanė Danija. Netrukus senelis išeis ant laiptų su vėliavėle. Ji atsisėdo lovoje. Taip staiga, kad net ponas Meilutis nukrito. Dundesys vis stiprėjo. Buvo girdėti prie stoties artėjančio traukinį švilpukas. Visai kaip močiutė pasakojo. Pro šią stotį traukiniai daugiau neina. Liovėsi jau prieš kelerius metus. Gal Danijai pasigirdo? Traukinys sušvilpė dar syk. Šįsyk žymiai garsiau. Danija girdėjo artėjant traukinį. Šis kelis sykius sušvilpė, stabdomi sucypė ratai. Keleiviniai traukiniai pro šią stotį nebevažiavo jau daugelį metų. Juolab neturėjo pasirodyti vidury nakties. Švilpimui pasikartojus Danija pažvelgė pro langą. Lauke buvo tamsu, tik pleveno raudonos lauko žvakės liepsnelė. Visi žmonės, padėję ieškoti močiutės, išsivažinėjo namo. Mergaitė apsivilko halatą ir nubėgo į tėvų kambarį. Šis buvo tuščias, bet ant lovos gulėjo mamos ranka rašytas raštelis. Mes ieškome močiutės, grįšime per pusryčius. Jei esat alkanos, pačios pavalgykite, nesijaudinkite. Mama ir tėtis. Prisiminusi, kad močiutės nėra kambaryje, Danija vėl vos nepradėjo šniurkščioti. Bet pamanė, jog dabar nemetas verkti. Pirma, reikia sustabdyti traukinį ir paaiškinti, kad jis pasiklydo, o kai išvažiuos, bus galima pagalvoti apie visą kitą. Ji dvejojo. Gal pažadinti Nandą? Ne, niekada. Ši tik nuspręstų, kad Danijai negalima eiti peroną, lieptų jai toliau sėdėti kambaryje, kol pati viską sutvarkys. Danija dar kartą užsuko į močiutės kambarį, bet veltui, šis buvo tuščias. Dingo vienintelis žmogus, kurio ji galėjo paklausti apie traukinį. Mergaitė buvo basa, užsimetusi halatą tiesiai ant pižamos, reikėjo bent jau apsiauti, todėl ji greitai įsispyrė į močiutės šlepetes iš palovio. Pravėrus duris, tvokstelėjo šaltis. Vingyje ties pamiške, pamačiusi traukinio žibintus, Danija išbėgo į peroną. Priešais plytintis bėgiai skambėjo vis garsiau, po kojomis drebėjo žemė. Ji mojavo taip smarkiai, kad net rankai įsiskaudo. Šviesoms priartėjus, išvydo tamsų garvežio šešėlį su virstančiais iš kamino dūmais. Garvežiui važiavus į peroną padvilkė vėjas. Pasirodė vagonas, paskui kitas ir cypimas ėmė tilti. Netrukus stojo tokia tyla, kad buvo sunku patikėti, jog čia atvyko traukinys. Danija stovėjo nekrutėdama ir nežinodama, kas bus toliau. Gal reikėtų prieiti ir pasibelsti? O kaip šitai daroma? Staiga atsidarė paskutinio vagono durys. Ei, ten!
Į peroną išlipo aukštas vyras. Ant juodų plaukų buvo užsimaukšinęs konditoriaus kepuraitę. Tokia pat juoda barzda siekė iki viršutinės marškinių sagos. Pro tankius antakius vos galėjai žiūrėti žydras akis. Ar čia galima gauti skaniųjų saulyčių? Tantė papurtė galvą. Paprastai tai čia močiutė tom rūpinasi. Bet staiga ji nutilo. Iš kur nepažįstamasis žino apie saulytes? Kas jūs? Paklausė ji. Vyriškis pasitempė ir kaukštelėjo kulnais. Esu šio traukinio konduktorius. Rūpinuosi, kad visi atvyktų, kur reikia, todėl prašom lipti. Danė papurtė galvą. Tai kad niekur nevažiuoju, ta prasme, tik noriu pasakyti, kad jūs pasiklydote, šis stotis uždaryta. Tikrai? Konduktorius visai netrodė sunerimęs. Mergaitė įdėmiau nužvelgė traukinį. Vagonai kitokie neįprastai, nudažyti raudonai, langai papuošti griliandomis, be to, kiekviename lange matyti rytinės užuolaidos su žvaigždėmis ir mėnuliukais. O koks šis traukinys? Paklausė ji. Tai naktinis ekspresas, o aš vardu Ulfas. Ar esame anksčiau susitikę? Retas kažkaip mūdu pažįstami. Gal jau keliavai su mumis? Esu Danija, prisistatė mergaitė. Te noriu pasakyti, kad pasiklydote, o aš naktiniu traukiniu niekada nesuvažiavusi. Ulfas pastukseno į viršutinę kišenę, iš kurios kišoja lapelį su grafiku. Tai pažiūrėkim. Chronometro taisyklėse parašyta, kad naktinis ekspresas turi paimti keleivius kiekvienoje stotyje, kur dega raudona lauko žvakė. Nu, čia kaip ir matau, tokia yra. Todėl galiu tvirtinti, kad tikrai nepasiklydome. Danija žvilgtelėjo į laiptus, kur skleisdama raudoną šviesą dega lauko žvakė. Kaip suprast? Tokiomis naudojamas įlaukiant svečių, o nestabdant traukinius. Palaukit, apie ką jūs kalbate? Kas tas chronometras? Nu, bendrovė, atsakė Ulfas. Nejau nesigirdėjusi. Jis pasitempė ir išpiškino. Naktinis ekspresas yra traukinys tuoj pat vežantis pas ieškomus žmonės. Dingusieji surandami ekspresu. Nelaukdamas atsakymo, konduktorius išsitraukė švilpuką, papūtė ir pamojavo jai, kad paskubėtų. Vyksta keleivių laipinimas, traukinys pasiruošęs išvykti. Palaukit, sušuko Danija. Kaip suprasti, dingusieji randami ekspresu? Jis kreivai šyptelėjo. Tai parašyta prieš kelerius metus išleistame chronometro lankstinuke. Iš tos kampanijos, aišku, išėjo šnipštas, bet kai kurios frazės vis dar tebevartojamos. Trumpai tariant, tai reiškia, kad naktinis ekspresas leidžia pasimatyti su brangiais žmonėmis. Mano močiutė dingo, pasakė Danija. Ulfas linktelėjo. Nu, suprantu, todėl ir uždegė lauko žvakę. Nu, ne, buvo ne taip. Pirmą uždegiau žvakę, o močiutė dingo paskui. Konduktorius pasikasė barzdą rašikliu ir gūžtelėjo pečiais. Nu, vadinasi, tikrai nepakenks pasivažinėti drauge. Pamatysi, kaip tai veikia. Netrukus grįšime, tada galėsi išlipti. Ulfas kaukštelėjo kulnais ir vėl pasitempė. Nu, tikrai noriu pabrėžti, kad šis traukinys itin atsakingai laikosi grafiko. Nors naktinis ekspresas kol kas kursuoja tik trumpuoju maršrutu, nepaisyti tvarkaraščio tikrai nevalia. Važiuojame visą naktį ir visada atvykstame laiku. Visada. Akimirką Danija dvejojo, bet paskui atkišo Ulfui ranką, o šis jai padėjo įlipti į pradedantį važiuoti traukinį. Ratai sukosi vis greičiau ir greičiau, jų bildėjimas į bėgius spartėjo, žvangėjo vagonų jungtis. Stengdamas išlaikyti ant kojų siūbuojančiame vagone, mergaitė galvojo apie konduktoriaus žodžius. Traukinys sustojo dėl lauko žvakės. Vyras kaukštelėjo rašikliu į užrašų knygelę. Tiksliai pagal chronometro nurodymus. Naktinis ekspresas niekada nepalieka uždegusiųjų lauko žvakę. Be to, mūsų maršrutas neilgas, todėl nepastebėti raudonos žvakės neįmanoma. Danija žiojosi klausinėti toliau, bet pajuto kažką skaniai kvepiant. Pamatęs ją traukiant nosimi orą, Ulfas nusikvatojo. Šiandien vagonas kvepia ką tik nušienauta žolė vasarą. Tau pasisekė. Jei mašinistas blogos nuotaikos, vagonas gali dvokti ožkide. Palaukit, norit pasakyti, kad mašinistas sprendžia, kuo kvepės vagonas? Nu ja, būtent. Tai kaip visada. Danija spoksojo į Ulfą. Kaip visada. Kitose traukiniuose, kuriais jai teko važiuoti, niekada taip nebūdavo.
ten vagonai kvepėdavo, tiesiog vagonais ir kartą šunimi, nes tarp sėdynių tupėjo šlapias šuo. Tai sakai, dingo. Dingo močiutė. Vadinasi, esi ieškotoja, kalbėjo konduktorius, atsiversdamas tuščią užrašėjų knygelės lapą. Danija, teisingai? Jis rašė lėtai, didelėmis raidėmis, bet staiga liovėsi. Jei nežinojai apie šį traukinį, tai tikriausiai ir suvenyrų nepasiėmei. Suvenyrų? Na taip, ko nors, kas priklausė tavo močiutei ir galėtų ją privilioti. Chronometras tai vadina suvenyrais. Ulfas kažką burptelėjo apie nevykusią reklaminę kompaniją ir kalbėjo toliau. Močiutės daugiau niekas nedžiugina. Gal pastaruoju metu pasidarė labai užmarši, šiek tiek nepanaši į save? Danija nurijo seilę. Taip ir buvo. Močiutė tapo nepanaši į save. Kartais net neatsimena, kas aš tokia. Ulfas patapšnojo jai per petį. Tai va, tam ir reikalingas naktinis ekspresas. Mūsų maršrute chronometras įrengė specialias stotis. Itin modernus išradimas. Tose stotise nepanašus į save gali grįžti savo geresnius laikus ar būseną. Ieškotojai, kad ir tu, gali susitikti su dingusiaisiais asmenimis. Mūsų atveju močiute, tokia, kokia ji buvo anksčiau. Ieškotojai pasiema suvenyrų, jais privilioja dingusiuosius, bet jei nieko neturi, kas priklauso tavo močiutei, ji tavęs neras. Paprastai ieškotojai priimami į traukinį tik su suvenyrais, bet šį kartą, bala nematė. Už lango bolavo didelės smėlio kopos. Neturi močiutės namų, nebuvo nei dykumos, nei jūros. Tas traukinys atrodė vis keistesnis. 4 stotis, pasekęs jo žvilgsnį ištarė Ulfas. Čia pasiutusiai karšta. Gali tik džiaugtis, kad šiąnakt niekas neuždegė lauko žvakės. Kita vertus, Ulfas regis gali viską paaiškinti, mintijo Danija. Tai turėtų reikšti, kad... nežinau, norit pasakyti, kad mano močiutė yra vienoje iš stočių, pro kurias važiuoja traukinys? Tai įmanoma. Dingusieji keliauja tarp stočių. Tik ne traukiniu, o laiku. Šis neša neklausdamas, kokia stotyje jie nori atsidurti. Kietieji kūnai pasidaro kaip garai ar panašiai. Kaip jau minėjau, suvenyras gali juos pritraukti į stotį. Žinios ne visiškai tikslios, bet suvenyras gali būti tinkamiausiam. Žinios ne visiškai tikslios, bet suvenyras turi būti dingusiajam priklausęs arba patikęs daiktas. Ulfas pažvelgė pro langą, lyg tikėdamasis išvysti atsakymą į tai, ko pats ne iki galo supranta. Taip pat esame gavę pranešimų, kad suvenyrai suveikia, kai dingęs asmuo labai vertina tą daiktą arba sieja jį su ieškančiuoju. Kaip jau sakiau, tiksliomis žiniomis to negalima pavadinti. Jis atsivertė prirašytą užrašų knygelės puslapį. Taip, chronometras nuolat stengiasi pagerinti padėtį, nors mechanizmas dar ne visiškai suderintas. Ką tik gavau naujausias direktyvas. Pažiūrėkim. Ulfas greitai permetė akimis pirmasis eilutes. Štai, toliau skaitė balsu. Kai kuriomis stotimis chronometras suteikia daugiau patrauklumo valgomaisiais objektais. Šie žadina apetitą, todėl gali būti suvalgyti. Siekiant užtikrinti paslaugos kokybę, suvartoti valgomieji objektai nedelsiant pakeičiami naujais. Jis šypsojasi, o Danija žiūrėjo išpūtusi akis, kas per valgomieji objektai. Na, kai kuriuose stotise yra valgomųjų ir gerimųjų dalykų. Matydamas jos veido išraišką, toliau kalbėjo Ulfas. Pavyzdžiui, pyragaičių, sulčių, džiūvėsėlių, spragėsių, visko tai net nepamenu. Patogu, jei žmogus alkanas. Chronometras pasirūpina, kad visi suvalgyti skanėstai būtų nedelsiant pakeisti naujais. Anksčiau, kaip suvenyrą, galima buvo naudoti ir maistą, bet tai kažkaip pernelyg rizikinga. Imti kito suvenyrą griežtai draudžiama, nes tai kelia pavojų dingusiojo gyvybei. Jei suvenyro nelieka ne vienoje iš stočių, tikrasis jo savininkas nublykšta ir išnyksta visiems laikams. Dėl nevalgomųjų objektų, tarkim, žaislinių, ekskavatorių, kačiukų ar panašiai nėra bėdos, bet ieškotojams nuolat niežti rankos, ką nors paimti iš saldumynų lėkštės. Stengiamės iš visų jėgų. Sugebėjome paskutinę akimirką užkirsti kelią daugybę išnykimo atvejų, o kai chronometras nusprendė pats rūpintis maistu, problemos paprasčiausiai nebeliko. Kol Danija žiūrėjo pro langą,
Ulfas nusišluostė kaktą akinamai balta nosinė. Už lango pralėkė didelis sniego pilis ir su kuorais, bokštais ir ledo skulptūromis. Gal jis teisus? Gal šis traukinys tikrai važiuoja kitokiu maršrutu nei kiti? Jei taip, jai pavyktų pasimatyti su močiute. Mergaitė užliejo šiluma. Ji pamatys močiutę. Ta pačią akimirką prisiminė, ką kalbėjo Ulfas. Suvenyras, pasakė Danija. Nieko neturiu, kas priklausė močiutei. Tada atsiduso ir nubeldė akis į grindis. Nejau, tai jos ir nepamatys, gal ji ten stovi mojuodama. Staiga mergaitė pamatė, kuo apsiavusi. Šlepetės. Ji įsispyrė į močiutės šlepetes. Danija kilstelėjo koją. Ulfai, o šlepetės tiks? Jos močiutės. Ulfas dirstelėjo pro akinių viršų. Gal, ištarė jis, netrukus privažiuosime labai mielą stotį, kur paklausu visa, kas kelia jaukumo jausmą. Dailios šlepetės puikiai pravers. Jis dirstelėjo pro langą ir papūtė švilpuką. Pasigirdo stabdžių cypimas. Štai ir atvykome. Traukinys važiavo vis lėčiau ir galiausiai visai sustojo. Ulfas pravėrė duris. Čia 6 stotis. Sėkmės! Naktinis ekspresas sustojo 6 stotyje. Konduktorius Ulfas laikė pravėręs duris, kad Danija galėtų išlipti. Kaip aš grįšiu namo? Vėl reikės raudonos žvakės? Ne, traukinys stabtelės dar sykį. Jis kursuoja visą naktį, tad galės įlipti, kai važiuosime atgal. Šioje stotyje lauko žvakės laikomas virtuvėje. Gali vieną paimti iš kampinės spintelės. Traukiniui sustojus viskas nutilo. Perone tebuvo girdėti spragsėjimas lyg begaliai vabalų, ropščiantis vienam per kitą. Danija pašiurpo. Dingusi močiutė, traukinys, apie kurį ji nieko negirdėjo ir dar tas keistas garsas. Aš tikiuosi, čia negresia joks pavojus. Ulfas papurtė galvą. Tai viena ramiausių stočių. Tau bus čia visiškai saugu. Danija dvejodama apsidairė. Prie perono stovėjo stotis, kaip 2 vandens lašai panašiai tą, iš kurios ji nesenai išvyko. Virš durų kabojo laikrodis, iki jų vedė mūriniai laiptai. Vis dėlto šis pastatas buvo ne visai toks kaip močiutės. Perone degė 1000 žvakių, kai kurios jų buvo Danijos didumo, kitos mažesnės, jai iki kelių. Šitiek paprastų stearinių žvakių vienoje vietoje mergaitė dar neteko matyti. Pirmiau girdėtas spragsėjimas skleidė ne vabalai, o liepsnelės. Ji iškart pasijuto žymiai geriau. Kągi, metas išlipti, ištarė Ulfas ir stumtelėjo ją į peroną. Nepamiršk suvenyro, šūktelėjo prieš papūsdamas švilpuką ir uždarydamas duris. Traukiniui triukšmingai pajudėjus Danija liko viena. Dirstelėjo į močiutės šlepetes. Konduktorius minėjo, kad šios atstos suvenyrus, bet kaip senos šlepetės galėtų privilioti močiutę. Ji nusiavė ir padėjo šlepetes ant mūrinių laiptų. Basai eiti per sniegą bus šalta, bet vis tiek padaryta, kaip sakė Ulfas. Kas toliau? Danija nužvelgė tamsius stoties langus. Šūktelėjo. Ar kas nors yra? Nesitikėjo atsakymą, todėl išgirdusi balsą už nugaros krūptelėjo. Taip, aš čia. Močiutė? Jis stovėjo tarp žvakių išskėtusi rankas. Danija puolė į glėbį ir įsikniaubė į krūtinę. Kaip čia patekai? Namuose tavęs visi ieško. Močiutė tvirtai apkabino. Danija užuodė kaip visada nuo jos sklindantį bandelių ir vilnos kvapą. Tada padėjo galvą jai ant peties. Juk tu iš tiesų egzistuoji, močiutė. Ar žinai, kas aš? Tu Danija. Tau 11 metų. Prieš užmigdama mėgsta žiūrėti į žvaigždes. Dievini šokoladą, vienu šuoliu gali peršokti 5 laiptų pakopas. Kaip galėčiau neprisiminti? Mergaitė nusijuokė ir vėl ją apkabino. Turi grįžti namo, visi labai nerimauja. Kaip čia atsiradai? Irgi atvažiavai naktiniu ekspresu? Tuoj, ištarė močiutė. Tuoj papasakosiu viską, ką žinau, tik pirma noriu dar tave palaikyti glėbyje. Po ilgo glėbesčiavimosi ji paėmė Daniją už rankos ir nuvedė laiptais į stotį. Anūkė turėjo tiek klausimų, kad nei vieno nesugebėjo ištarti. Jos nuėjo į virtuvę, kuri buvo įrengta lygiai toje pačioje vietoje kaip močiutės namuose.
Ši iš karto priėjo prie spintelės, atidariusi dureles, išėmė pieno ir cukraus. Turbūt reikėtų išsikepti saulyčio, pasakė močiutė. Kepsime bandeles? Dabar? Taip, seniai to nedariau ir taip noriu su tavimi jas iškepti. Minkant tešlą labai geras šnekučiotis, tiesa. Močiutė sutrynė piene mieles, o Danijai padavė kiekio matuoklį ir miltų maišelį. Maišydama tešlą pradėjo pasakoti. Žinai, kartais žmonės visai nenorom tampa kitokie. Juk žinai, kokia užmarši pasidariau pastaruoju metu. Kūnas tebėra, o galva nebeveikia. Pasak mamos, taip yra todėl, kad esi labai sena, ištarė Danija ir atseikėjo miltų. Šitai darosi dėl amžiaus arba liūdesio. Žmonės taip nusimena, kad pamiršta, kas esą, arba tiesiog nebegali tverti savo pasikeitimo. Kai kurie dingsta dėl ligos arba vienatvės. Ar supranti? Gal, nežinau, tu mirusi? Močiutė papurtė galvą. Ne, nemirusi, juk tada negalėtume matytis. Sakykime taip, mano laikas baigėsi. Ji nunešė dubenėlį ant stalo. Šis stovėjo prie lango visai kaip pas močiutę virtuvėje. Tai kokia čia vieta? Kodėl viskas atrodo kaip pas tave? Močiutė šyptelėjo, parodė į kėdę, uždengusi kylančią tešlą rankšluosčiu, atsisėdo priešais anūkę. Visai nekeista, kad čia sėdime. Matai, naktinis ekspresas susijęs su tavimi, manimi ir visa mūsų šeima. Ji paėmė Daniją už rankos. Tai prasidėjo, kai tavo senelis buvo mažas. Jo tėčiui, tavo proseneliui, teko patirti daug vargo. Netrukus jis taip nusiminė, kad nebegalėjo ilgiau tverti ir iš to liūdesio paliko šeimą. Senelis užaugo, išsimokslino ir tapo inžinieriumi, bet visą laiką laužė galvą, kur dingo tėtis. Ir aš būčiau laužiusi, pripažino Danija. Prieš toliau kalbėdama močiutė sugniaužė jai rankas. Vieną naktį, taisant laikrodžius, jam šovė mintis apie traukinį, kuris nuvežtų į tą laiką, kai tėtis buvo laimingas, kad juodu vėl galėtų susitikti. Ką čia kalba močiutė? Senelis rado būdą, kaip grįžti į praeitį? Danis poksojo į besišypsančią močiutę. Tam tikrą prasme. Tai senelis išrado naktinį ekspresą? Haha, močiutė nusijuokė. Buvo be galo nagingas, sukūrė visą traukinį. O kaip dėl Ulfo ir chronometro? Senelis dirbo geležinkelėje, todėl pažinojo žmonės, kuriuos jo projektas galėjo sudominti ir kuriais jis pasitikėjo. Drauge jie įrengė iš viso 24 stotis, nors kol kas veikia tik 22. Galima sakyti, kad sumanymas pavyko. Dėl naktinio ekspreso mudvi vėl galime pasimatyti. Kaip seneliui pavyko sukurti tokį dalyką? Turiu galvoje, kaip jis veikia? Nežinau, kaip veikia naktinis ekspresas. Senelis bandė man paaiškinti, bet nesugebėjo. Tai supratau, kad meilė, ilgesys yra svarbios sudedamosios dalis. O kaip jam pavyko paversti jausmus mechaniką, nemaž neįsivaizduoju. Kad ir kaip ten būtų, mudvi sėdime čia. Močiutė paėmė dubenėlį ir išvertė tešlą ant stalo. Danija žiojosi klausti, bet ji tik papurtė galvą. Pirma, išminkykime, o tu tuo metu pagalvok. Močiutė minkė, o anūkė plėšė tešlą į gabalus, iš kurių senolė lipdė apvalias bandeles. Danija darė nykščių po didelę duobelę kiekvienoje jų, močiutė įdėjo po šaukštelį vanilinio padažo. Visai kaip anksčiau, abidvi nė nesitardumės tiksliai žinojo, ką reikia daryti. Mergaitės galvoje visą laiką kirbėjo mintis apie išgirstą pasakojimą. Senelis išrado naktinį ekspresą, todėl jos su močia gali susitikti. Iš tešlos likučių senoji kaip visada padarė milžinišką paskutinę bandelę. Ar mama ir tėtis žino apie naktinį ekspresą? Bandžiau mamai pasakoti, kai buvo maža, bet ji mane žiūrėjo kaip į išprotėjusią. Ko gero naktiniu ekspresu gali patikėti tik labai ko nors pasiilgę žmonės, o mama iš vis linkusi netikėti, o žinoti. Ta nesuprato, ką močiutė turi galvoje. Jiedvi galėdavo visą dieną žaisti, gerai nežinodamas, ką žaidžia, o mama su tėčiu labiau mėgo stalo žaidimus su keliais puslapiais taisyklių. O kaip visi kiti žmonės visame pasaulyje turėtų sužinoti apie naktinį ekspresą? Ko gero senelis irgi taip manė, bet mirė taip ir nespės užbaigti projekto. Juk žinai, kaip staiga tai įvyko. Tas tiesa, senelis mirė miegodamas. Praėjo keli mėnesiai, kol Danija apsiprato su mintimi,
kad jis nebegrįš. Mama sakė, jog dorai neatsisveikinus sunkiai suvokti, kad žmogaus nebėra. Chronometras iš visų jėgų stengiasi, kad viskas veiktų, nors sistema ir nebaigta kurti. Pati žinai, koks buvo senelis. Sumanydavo tokių dalykų, apie kokius kiti net nepagalvodavo. Dar ne visai aišku, ką buvo sumanęs. Bandelėms kylant antrą kartą močiutė įpylė Danį stiklinę sulčių ir palinko virš stalo. Jų žvilgsniams susitikus nusišypsojo. Čia ji visai nebuvo užmarši, o tokia pat kaip visada, prisimenanti saulyčių receptą ir linksma. Ai, Danį suspaudė širdį. Čia močiutė jaučiasi laiminga. Namuose tokia nebuvo. Ar norėjai išnykti, močiutė? Senoji atsidūs ir paglostė anūkį skruostą. Galbūt šiek tiek. Nelinksma pamiršti bandelio receptą. Anūkės ir visa, kas pirmiau buvo taip svarbu. Juodųjų serbentų sultis, kurių skonis buvo visai kaip tų, kurias spausdavo močiutė, staiga pasidarė neskanios. Bet to tapau našta, dėstė ji. Negalėjau prisidėti net prie paprasčiausių dalykų, tik sėdėjau ir bandžiau prisiminti, kas yra kas. Tanja padėjo stiklinę ant spintelės ir ją apkabino. Tu niekada nesi našta, tu geriausia pasaulyje, močiutė, nenoriu, kad išnyktum. Močiutė nusišnipštė nosį. Žinau, tai paika, bet dingusieji visi taip mano. Regis mes tik trukdome, todėl galėtume paprasčiausiai išnykti. Visa nešantis laikas yra savotiška pertrauka. Tada nusiminę, vieniši arba sutrikę žmonės gali valandėlę pabūti savimi. Danija mąstė. Šlepetės. Ištarė prisiminusi languotas močiutės šlepetes. Ulfas sakė, kad galiu tave prisikviesti tik turėdama, kad nors kas priklauso tau. Šlepetes vadino suvenyru. Kaip šitai veikia? Tiesą sakant, nelabai žinau. Regis, kad tam tikri prisiminimai traukia dingusiuosius. Suvenyrai jiems primena apie senus gerus laikus. Tarkim, mano šlepetės. Į jas įsispirdavau, kai žaisdavom drauge. Jos padėjo. Tu mane radai. Tėtis nepatikė savo akimis, kai drauge pasirodysim virtuvėje. Tai va, tik yra viena bėda. Močiutė nusiėmė rankšluostį nuo tešlos. Kas? Nekantravo Danija. Nu pasakyk, kas negerai? Matai, bėda ta, kad negaliu grįžti, nes tos dalies senelis nespėjo užbaigti. Danijai pasitankojo, kad ką tik jos išgertos sultis pilve sustingo į ledą. Tu negali grįžti? Naktiniu ekspresu gali važiuoti tik ieškotojai, o mes dingusieji negalime grįžti, kol projektas dar ne visiškai išgyvendintas. Kai bus galutinai baigtas, tada visi galės juo keliauti. Anūkai netruko suprasti, ką močiutė turėjo galvoje. Ji trankiai padėjo stiklinę ant spintelės. Mechanizmą reikia užbaigti, kad galėtum grįžti namo. Tai vienintelis būdas. Ar senelis nesakė, ką reikia padaryti? Močiutė linktelėjo. Jis buvo labai paslaptingas, bet vis kalbėdavo apie sidabrinį raktą. Baigus montuoti mechanizmą, raktą reikia pasukti 2 sykius. Tada naktinis ekspresas išvažiuos tolimuoju maršrutu. Visi galės įlipti, išlipti, kaip tik panorėję. Pirmiausia, reikia rasti raktą. Būtinai rasime. Ar jis yra kurioje nors stotyje? Anksčiau sidabrinis raktas gulėjo tarp senelio įrankių. Spėjau, būtent ten jis ir reikalingas. Kiek Nilsą pažinojau, manau, jis perdavė raktą žmogui, kuriuo pasitikėjo. Gal net savo pagalbininkui. Močiutė ištraukė skardą su bandelėmis. Jei taip, pirmiausia, reikia rasti pagalbininką, pasakė Danija. Senoji linktelėjo. Klausinėjau visų, su kuriais sustinku, bet sekasi sunkiai, nes laikas mane vis neša tolyn. Gal gali paklausti tų, kuriuos sutiksi naktiniam eksprese? Būtinai, patikino Danija. Kas nors vis tiek turi žinoti. Paklausiu kiekvieno. Įklausyk, jei rasi raktą, nepamiršk, kad jį reikia pasukti 2 sykius. Pasukti kur? Tai va, tiesą sakant, ir nežinau. Močiutė nutraukė traukinio gausmas. Ji paėmė didžiausią bandelę padarytą iš tešlos likučių ir padavė Danijai, kad turėtum ką valgyti kelionėje. Jau vėlu, reikia greičiau uždegti lauko žvakę. Močiutė ją ištraukė iš kampinės spintelės. Tada jiedvi išėjo į peroną. Danija pastatė žvakę tarp kitų ir uždegė. Žemė aplinkui sušvito raudona spalva ir naktinis ekspresas ėmė stabdyti.
Kada vėl pasimatysime? Paklausė mergaitė. Regis, močiutė jau jos nebegirdėjo. Stovėjo, įsmeigusi akis į tolį. Tik žandikulis judėjo, lyg kramtant kokį didelį kramtomosios gumos gabaliuką. Ji visada taip atrodydavo, kai užsigalvodavo. Pagalbininkas, sušuko ji. Tikriausiai tai, močiutė nespėjo baigti sakinio. Ten, kur stovėjo, pasigirdo traškėjimas, tiesdama ranką į Daniją, ji mirktelėjo ir išnyko. Vėl buvo laiko nunešta. Močiute, sušuko mergaitė, bet tą pačią akimirką jai už nugaros pasigirdo naktinio ekspreso stabdžių cypimas. Ulfas pravėrė duris. Paskutinis reisas prieš aušrą, vyksta keleivių laipinimas. Danija apsižvalgė perone, bet aplinkui daugiau nieko nebebuvo. Iš karto kažkaip pasidarė šalta ir nyku. Ji nuskubėjo į traukinį. Vos jai lipus, Ulfas uždarė duris ir papūtė švilpuką.